Šiandien gegužės 9-ąją visoje Europoje minima Europos diena. Vilniuje šventė vyks visą savaitgalį nuo penktadienio iki sekmadienio. Bus tradicinė restoranų mugė, lankytojai kviečiami prisijungti prie įvairių veiklų skirtų Europos piliečių metams. Alytuje šventė šurmuliuos jau šiandien. Apie šventinius renginius Alytuje pasakojo Alytaus Europe Direct informacijos centro vadovė Nijolė Vitienė. Alytuje mes norėjome parodyti, kokį poveikį, sakykime, teisė į laisvą asmenų judėjimą Europos Sąjungoje teikia ir kokias galimybės, privalumai, kokie šitos teisės moksleiviams, kurie galbūt nesusimasto labai, kad tai yra teisė ir jiems nereikia vizų, ir jiems nereikia jokių patikrų, muitinių, jokių procedūrų, kad jie tiesiog gali laisvai keliauti, bendrauti su kitų šalių mokiniais, parsivežti savo patirtį ir nuvežti savo patirtį ir parsivežti jų patirtį. Taip pat kultūrinius skirtumus pastebėti jau labai nuo ankstyvo amžiaus. Ir vat tas, ką gali suteikti žmogui jaunam švietimo mainų programos galimybės, kurias finansuoja Europos Sąjunga, kadangi Alytuje yra mokyklos beveik visos daug pasiekę šioje srityje. Ir galime jau mes rengti informacinius kioskų stendus, projektų būtent medžiagą, demonstruoti kitiems, pasižiūrėti, ką kiti turi, ką mes turime ir kiek gali įkvėpti mūsų tos parodos, ekspozicijos, sakykime, kitus žmonės. Kaip jūs tai rodysit? Tos, kaip minėjot, kioskus tai informacinius statysit, ar ką? Taip, bus informaciniai kioskai stendai, taip vadinasi. Kur? Alytaus teatro galerijoje. Tai čia toks vienas akcentas, ar ne? Iš esmės. Vienas akcentas, ta Europos dienos šventė bus sudaryta iš kelių tokių akcentų, dar ne nuo pradžių pradėjau, sakykime. Tai 12 valandą regioninio technologijų centro atidarymas prie kolegijos, tai yra Europos Sąjungos dalinai finansuotas projektas. Čia tas centras yra kur? Kolegijoje? Jis yra, taip, šalia kolegijos, jis yra Studentų gatvė 17 ir jis bus atidaromas rytoj nuo 12 iki 2 vyks renginys. Pirmajame Alytuje čia, ne? Kas toliau, kas dar numatyta? Tai toliau nuo 3 valandos, kaip ir sakiau, iškilmingas bus šventės atidarymas Rotušės aikštėje. O jau galerijoje nuo 12 veiks tie informaciniai kioskai stendai mokyklų. Tie jau kas, kur galima apie projektus pasidomėti, bus, ne? Saviraiškos, aš taip pavadinau, konkursai, iš tikrųjų tai saviveikliniai numeriai mokyklų. Tai būtų atspindėta kokia nors patirtis irgi per tarptautinius projektus. Arba ką jie nuvežė į kitas šalis, dalyvaudami mokinių mainų programuose. Arba ką atvežė kiti atvažiavę pas juos į Alytų, parodyti ir taip tokią ekspresyvių numerių kokiu nors. Ar tiesiog eilinių šokių, ar daina, ar ką patys sukūrė. Tai čia bus irgi kur šitas renginys? Čia bus ant teatro laiptų. Taip, tai čia šitas renginys po atidarymo iš karto, ar ne? Tas saviraiškos skirminė? Iš karto po atidarymo, taip, čia bus, nežinau, apie 3:30. Bet kas mes skelbime, kad tai yra nuo 3. Miesto meras globėjas, jis atidarys renginį. Pats pagrindinis toks viešas renginys yra nuo 15 valandos, tiesiog ant teatro laiptų. Taip. Ir kas dar? Ir numatyta merginų trio Dona baigiamasis koncertas. Mes numatome arba nuo 5:30, arba nuo 5, priklausys nuo to, kiek ten užtruks mūsų tie saviraiškos numeriai. Iki rezultatų paskelbimo, nes čia yra konkursiniai ir tie stendai, ir tie saviraiškos numeriai, skelbs rezultatus ir uždarys šventę taip pat miesto meras. Ir tada prasidės Donos merginų trio baigiamasis koncertas šventė. Reikėtų paminėti gal tą Europos dienos šventę, jau pradėjome nuo 2 gegužės, ta būtent jūsų radijo stotyje vesta Viktorina mažiesiems europiečiams. Tada dar anksčiau šitą buvo skelbtas piešinių konkursas Piešiame Europą iki mokyklinukams ir darželinukams. Ir jis įvyko, mes šventės atidarymo metu apdovanosime nugalėtojus to konkurso. Ir kas tie nugalėtojai, jau aišku, ar dar paslaptis? Piešinių? Taip. 2-6 metų vaikai grupėje Austėja Jaskelevičiūtė iš Druskininkų Lopšelio darželio bitutė, Smiltė Vaitskūnaitė irgi iš Druskininkų Lopšelio darželio bitutė. Oho, druskininkiečiai kokie aktyvūs, ar ne? Jie labai aktyviai dalyvavo šitam konkurse. Ema Kaciukovič iš Alytaus Lopšelio darželio girinukas,
3 vieta. Ir padėką gaus Paulina Tamulaitytė iš Alytaus mokyklos darželio Viltis. Austėja 1, Smiltė 2 ir Ema 3. Supratau, o didžiųjų grupėje? O didžiųjų tai yra Artas Viderskas, Druskininkų Saulės pagrindinė mokykla. Čia iš 1 vieta. 1, taip. Gabija Skliutaitė, Druskininkų Saulės pagrindinė mokykla. Ir? Lugnė Bielevičiūtė, Alytaus Volungės pagrindinė mokykla. Ir Dovilė Mickevičiūtė, Alovės pagrindinė mokykla. Druskininkai visus laurus nusinešė. Taip, nusinešė šito konkurso, nes iš tikrųjų mes skelbėm regioninį konkursą ir prašiau per švietimo skyrius Lazdijų, Varėnos, tačiau jokio atgarsio ten kažkaip labai neatsiliepė į tuos, tai Alytuj važiuok dabar kažkaip va taip. O druskininkai tikrai labai, ten ir gamta, tiesiog tų menininkų gal ugdo labai, galbūt gamta, galbūt natūra, gal nežinau. O patys alytiškiai mažiau aktyvus buvo? O patys mažiau aktyvus, nors pavyzdžiui mes padėkas pareiškime mokykloms už gausą tų darbų. Tai yra 1 vieta Alovės pagrindinė mokykla, 2 vieta mokykla darželis Viltis. Na, čia vietų gal neskirsim, bet tiesiog pagal atsiųstų piešinukų kiekį. 18, 16, 14 ir druskininkų Lapšelis darželis Bitutė. Tai vat pagal kiekį, tai druskininkai jau lyg ir 3 būtų vietoj. Nes čia buvo pagrindinių ir Jotvingių gimnazijos, ir Piliakalnio Dzūkijos pagrindinės mokyklos piešimo mokytojas. Tikrai ne aš pati nusprendžiau, kas čia galėtų. Jos atėjo, dirbo pusę dienos mokytojos, kol galų gale po ilgų diskusijų išrinko šitus piešinius. Pasakojo Europe Direct informacijos centro vadovė Nijolė Vitienė.